Aš jau 2 kartus tiesiai į skylę pataikiau, o jūs tik tais į kumpelius. Man taip labiau patinka. Skylėje nesilaiko. Pats supranti, dėl kokių priežasčių. O va tokiam va kumpelyje, sudryžusiam, tai puikiausiai. Taip, mielai. Sąžinės mikropelytės. Prie rusų tai toks į Sibirą siųsdavo. Tikra tiesa. Jis mus išsius. Išsius. Senas Strybas, matyt, žino, kur žmonės seniau siųsdavo. Klausyk, Petkevičius, nenorėjai, kad tave to irgi rakam pastatytume ir be taikinio mėtytume tau į šikną. Tokius šaudyti reikia. Negyvai šaudyti reikia, ne. Senukas, rakam, mygam, rakam ir be taikinio. Staigiai pasikeičiat, vod, bėgom. Aš nieko nesakiau. Nu, ir kas čia per renginys? Čia ir renginys, ir reginys. Brangiams senjorams norime kažkiek užkelti adrenalino lygį, nes labai apsnūdė mums, kaip tais atrodo jie. Gal jūs norėtumėt pabandyti? Nu. Gal ir nieko. Tai prisėdam. Eina prisėsim. Nu, ponia, o adrenalino nereikia adrenalino. Ar reikia adrenalino? Nieko nereikia. Ir pašalpos nereikia. Pašalpa reikia. O tai nereikia adrenalino, kad greičiau iki kasos pašalpos nubėgti. Taip. Žiūrėkit, tikrai adrenalino gavo. Nu, direktorių, mes ir iš lėto galim nueit pašalpų. Tas mūsų direktorius. Moka tvarkytis vyras, ne? Nu ką, matau, vaikinai, jūs išradingi, sumanus, tai yra jums geras darbas. Nežinau. Nu, ko čia nežinau, tarptautinė organizacija mokės eurais, gerai mokės. Va toks klausimas, o ką reiks daryti? Nieko ypatingo. Nieko ypatingo. Ja, kažkokia žalių organizacija ieško pajėgų, kas galėtų protestuoti, nes pačių pajėgų neužtenka. Tai čia reiškiasi kaip tas Peta meškiukas. Pėtkos? Peta, kur stovi laimingas, sotus, pavalgęs, gauruotas ant gatvės ir sau džiaugiasi. Nu, va, turėtų būti panašiai. Oi, tai čia jamam šitą darbą, šiltai pastovėsim, su žmogais pabendrausim. Mes jamam šitą darbą. Tai aišku, kad jamam šitą darbą ir niekur Per televizorių parodys. Lauk iš čia. O aš su senukais pabūsim, mes dartus pažaisim, nes jie sakė, niekur neskuba. Bet šį kartą aš būsiu dartas, pats centrinis dartas. Nu ką? Aš pasiruošęs. Pradėkit. Alio! Pradėkit.